Balandžio 21 dieną temperatūra už mašinos lango 7,5 laipsniai. Praeitą kartą buvo irgi kažką panašaus. Tai aš su striukė su pašiltinimu, su Gore-Texu, su džinsais, su apsaugom, tai praeitą kartą buvo visai normaliai. Tikiuosi, kad šiandien irgi bus gerai. Tai žodžiu, pasistengsiu nufilmuoti pratimus, ką darysim per antrą pamoką. Aišku, tai labai priklauso nuo konkrečiai žmogaus, kas važinėja ir kaip jam sekasi. Bet pamatysit, kaip man sekasi. Ir turbūt tikiuosi, kad jums seksis dar geriau už manęs. Tai va, ir po to padarysiu kažkokios išvados, kaip buvo, ką išmokau ir ką turbūt jums reikėtų daryti geriau. Tai va, žiūrim, važiuojam. Žodžiu, baigiau antrą praktinį pamoką. Emocijos faina. Žiauriai faina. Visiškai nešalta, aš sakyčiau, šis tobulai aš su maikutė vieną ir striukė idealiai. Ūsai prakaituoja, šalmas biškai rasuoja. Tai va, bet biškai pradaryti viskas sunkiai. Važiuoju iš antros pamokos, jau biškai nusiraminau mašinoj, tai esmė šiandien kažkokių naujų papildymų buvo, kad aštunkį jau važiavau nenupiešta aštunkį, kur pilnai nupiešta baltom linijom, o važiavau jau tarp tų koliukų, kaip regitroj bus. Man net kažkaip lengviau, atrodo net erdviau, kada tave taip neįsprauksta į linijos. Tai dariau lengvai, tada lėtą gyvatelę dariau jau su... pradėti važiuoti reikėjo, nes prieš tai tu galėjai savo važiuoti ten pirmų bėgių ir tada, kada nori pradėti daryti gyvatelį, čia jau reikėjo sustoti prie linijos ir tada jau pradėti važiuoti biškį sunkiau, nes reikia šiek tiek duoti gazo, atleisti sankabą jau posūkyje po antro kokio koliuko, tai va čia jau tokių buvo įvesta naujų elementų, bet prisitaikau. Vis dar man sunkiau kažkodėl sekėsi išvažiuoti iš garažo, kur tu stovi tiesiai ir tau yra labai mažas toksai posūkis, kur realiai tik tai su sankaba turi padaryti be jokio gazo. Tai o čia yra tas menas pagauti sankabą ir neįmesti, taip sakant, kad mocas, žodžiu, neužgestų variklis. Tai man kažkodėl šitas pratimas yra pats sunkiausias. Dar buvo naujas išsibėgėjimas, tai turi išsibėgėti pirmą, antrą bėgį. Pagal egzaminą berods reikia 40 pasiekti greitį ir tada gražiai sustoti metrą nuo stop linijos. Tai šitas kažkaip lengviau. Hintas yra tame, kad nieks nematos tavo greitį, tu gali neišsibėgėti, bet aš realiai išsibėgėdavau per tą atstumą, ten vos ne iki 50 pasiekdavau, tai kažkaip normaliai, šitas pratimas normaliai. Pagrindiniai, kad ratai nepračioštų, bet man net nei kartą nebuvo pračiožę, tai reikia tiesiog pajausti tos stabdžius, galinį ir priekinį. Tai va, šiandien važiavau dar beje su kitu mocu, Yamaha kažkokie, aš ten ne per daug suprantu. Tai va, tai šiaip sekasi neblogai, čia mano vertinimas. Ir dar bus vienas lygtai važiavimas dar aikšteliai ir jau sekantis važiavimas bus važiavimas jau gatvė. Tai kol kas laimingas, patenkintas. Durkanas mokykla maladės, Tautvydas yra super instruktorius, labai aiškiai viską aiškina, žodžiu, viskas fainai. Tai kažkaip taip, judam į trečią pamoką.